Sveiki visi! Jūs žiūrite kanalą Bitai ir Baitai. Šiandien mes realizuosime pauzės sistemą. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Tai dabar mes padarysime labai paprastą dalyką. Mums reikia atidaryti scripts folderį ir sukurti naują folderį visiems servisams, kurie pas mus bus žaidime. Pavadinsime tą folderį services ir tame folderyje sukursime naują folderį pos. Ir dabar galim sukurti naują skriptą pos service. Tas skriptas pas mus nebus uždėtas ant objekto, dėl to mes ir panaikinsime čia monobehavior. Ir paliksim tik system ir Unity Engine namespaces. Ir ta klasė pas mus bus static. Čia mes turėsime savybę, naudojant kurią galėsime sužinoti, ar pauzė įjungta, ar pauzė išjungta. Ir galėsime tik gauti tą reikšmę. Taip pat mums reikalingi įvykiai, naudojant kurios mes galėsime sužinoti, ar buvo įjungta pauzė, ar pauzė buvo išjungta. Tai vienas įvykis sakys, kad pauzė įjungta, kitas įvykis sakys, kad pauzė išjungta. Ir dabar mums reikalingi metodai, naudojant kurios mes galim įjungti ir išjungti pauzę. Iškart patikrinsim. Jeigu pauzė jau įjungta, tai daugiau mes to nedarysim. Ir iškart išeisime iš funkcijos. Priešingu atveju mes pauzę įjungsime, pasakysime, kad žaidimo laikas turi būti sustabdytas ir iškviesime visus metodus, kurie pasirašyti ant to įvykio. Ir mums reikalingas toks pat metodas, tik ant pos, kuris viską darys atvirkščiai. Ir dar mes galim pasakyti, kad pagal nutelėjimą ispost pas mus false. Ir dabar mums reikalingas skriptas, naudojant kurį mes galėsime kontroliuoti tą pauzę. Tai ir padarysime dabar. Tas skriptas pas mus jau bus monobehavioris ir jį mes sukursime tame pačiame folderyje. Mes parašym tokį paprastą kodą, naudojant kurį galim įjungti arba išjungti pauzę. Bet tai mes turime daryti tik tokiu atveju, jeigu mūsų playeris yra gyvas. Kol kas mes gyvybę nerealizavome dar, tai paliksim čia paprastą priminimą. Na ir dabar galim pažiūrėti, ar viskas pas mus veikia. Tai Unity aplinkoje mes sukursime naują objektą services ir į tą objektą įdėsime visus mūsų servisus. Tą objektą padėsim į nulinį tašką. Ir viduj to objekto sukursime naują objektą. Ir pavadinsime tą objektą pos. Ir galim užmesti mūsų skriptą pos kontrolę. Na ir kaip visą laiką pridėsime pos inputą. Pavadinsime tą inputą pos ir pasakysime, kad positive button pas mus yra escape. Galim uždaryti tą langą ir patikrinti, ar viskas pas mus veikia. Pažymėsim playerį, kad geriau jį galima būtų matyti. Paspausime play, pabandysime pašokti ir įjungti pauzę. Įsitikinsime, kad tikrai viskas pas mus veikia. Tai galiu pašokti, paspausti escape mygtuką ir kaip matote, viskas kaip ir veikia, tik aš galiu dar kažkur žiūrėti, keisti savo žvilgsnį. Tai vyksta dėl to, kad mūsų žvilgsnis nenaudoja time delta time. Ir mes dabar pataisysime tą bugą per player skriptą. Mes viduj player skriptą sukursime metodus, naudojant kuriuos galėsime išjungti valdymą ir įjungti valdymą. Ir pasirašysime ant pause metodo. Pagal nutelėjimą nurodysim, kad mūsų playeris neužblokuotas ir parašysime metodus, naudojant kuriuos galim užblokuoti arba atblokuoti mūsų playerį. Ir čia išjungsime komponentus, kurie atsakingi už valdymą. Tos metodus mes naudosime ne tik pauzės metu, bet ir kitais atvejais, kai mums reikės užblokuoti playerį. Tarkim, kai mes darysime kažkokius mini žaidimus arba kitais atvejais. O prie unblock viską atgal įjungsime. Ir čia mes sukursime dar vieną kintamąjį, naudojant kurį stebėsim, ar playeris buvo užblokuotas naudojant pauzę, ar jis buvo užblokuotas kitais atvejais, kitais būdais. Tai kai mes išjungsime pauzę, ar turėsime jį atblokuoti, ar neturėsime to daryti. Ir čia dabar parašysime du metodus. Tai vienas block on pause ir kitas unblock on pause. Ir žiūrėsime. Jeigu, kai mes įjungiam pauzę, playeris ir taip buvo užblokuotas, tai mes antrą kartą jį neblokuosim ir nesakysim, kad jis užblokuotas iš pauzės. Kai mes išjungsime pauzę, mes pažiūrėsime, ar jis buvo užblokuotas naudojant pauzę. Jeigu jis buvo užblokuotas ne iš pauzės, tai mes ir neturėsime jį atblokuoti. Ir dabar turime pasirašyti ant pos ir ant pos įvykių.
Tai sakysime, kai įjungsime pauzę turim užblokuoti, kai išjungsime turim atblokuoti, naudojant tos metodus. Ir prie onDestroy atsirašysim nuo to įvykio. Dabar, kai mes paleidžiam žaidimą ir spaudžiam Escape, tai aš jau negaliu pasukti galvą. Kai aš atspaudžiu Escape, tai viskas jau toliau veikia. Pašauksiu, paspausiu Escape, neveikia. Negaliu nieko padaryti. Paspausiu Escape dar kartą ir mano playeris juda toliau, kaip ir judėjo prieš tai. Tai viskas pas mus jau veikia gerai. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote. Lauksiu jūsų kitoje pamokoje.